Kas padėjo perlaužti rungtynes po tokios nesėkmingos pradžios? Aš manau, kad parodė mano auklėtiniai charakterį, parodė, kad vyrai yra, užsidegimas, kova kiekvienoj aikštelės pėdoj. Plius pripratom prie tokio biškį surprizo Rūdupio, išsižaidėm ir individualus meistriškumas Praškevičiaus, Pakamanio, tai davė vaisių. Koks tas Rūdupio surprizas? Gynybos surprizą, kad leido laisvėm atakuoti mūsų žaidėjam ir susispaudė didelį stovėjo baudos aikšteliai. Tai yra afera, tai reikia tik mokėti išnaudoti ją. Treneri Virginijus Praškevičius šiandien tokiu žodžiu nuostabiai, nepakartojama, dvigubas dublis. Mes visi žinom jo galimybės, žinom, koks jis krepšinis, taip? Paprasčiausiai reikėjo išlaukti tokio laiko, kad jisai tai padarytų. Man smagu, kad jisai sužaidė labai tokiose atsakingose rungtynėse. Šiek tiek buvo sukeltas ažiotažas prieš varžybas, tai, manau, atsiliepė kai kuriem mažiau patirties turintiem žaidėjam. Tas mane šiek tiek neramino. Bet sakykit, kalbant apie mažiau patirties, šiandien ir Matulis išėjo neblogai, Tomas Jasilionis taip pat pirmam kėliny įsiliejo. Neatrodo, kad kiti tie, kurie daugiau patirties turėjo, tie šiandien sužaidė šiek tiek prašiau. Manau, tai lemia individualus charakterio savybės. Pakamanis irgi parodė charakterį, tai šiek tiek trūko Elvikio, Gaidamavičiaus, gal jie perdegė. Sunku pasakyti, bet aš manau, kad viskas gerai, mes atsistatysim ir viskas bus gerai. Ar Tomo Gaidamavičiaus trauma? Dabar sunku pasakyti, manau, kad reikia gerai ją ištirti, pailsėti, tada žinosim konkrečiai. Žydrūno Urbono ir Audriaus Mineikio šiandien dar neleido į aikštelę, ar galima sakyti, kad atkrintamųjų varžybų jie bus visiškai pasiruošę? Aš tikiu, aš manau, kad jeigu būtų reikėję, jie buvo pasiruošę eiti į aikštelę šiandien. Taip, kad aš manau, kad jie save sugebės paruošti tom varžybom. Atkrintamųjų varžybų pirmame etape greičiausiai laukia akistata su Klaipėdos Neptūnu. Kaip jums šis varžovas? Jis, manau, sužaidė šis čempionatas, tikrai žaidė neblogai. Ir aš manau, kad ta čia komanda, kuri metikų komanda, paprasčiausiai aš nenoriu rinktis, aš negalvoju, kas bus ir reikia žiūrėti priekį dar. Mums reiks pasiruošti tam varžybom.